Šiandien visi dėl visų projektas Jaukų namuose pas mus atkeliavo Agnė ir Egidijus. Atkeliavo iš Plungės ir šiandien mes juos kalbinam. Sveiki, ačiū Jums, kad Jūs atvažiavot. Labas. Labas. Tai mes esame žemaitės, mes ir klausimės žemaitišką. Tai jeigu Jūs nesuprasit, tai tikrai komentarus mes lauksim įspėjimą, kad transformuoti savo kalbą į lietuvių kalbą, bet kažkaip tikam, kai Jums bus malonu išgirsti mūsų tarp, taigi domėsim. Tai aš esu Agnė, esu dar moksleivė ir ant sąmoningom keliu ir noriu pasikalbėti tom labiausiai širdį rūpančiom temam. O aš Egidijus, irgi užkietėjęs žemaitis, ir kalbėjau žemaitišką, irgi ant sąmoningom keliu ir lydu savo draugę. Ir tuo pačiu pats atvykau pasižiūrėti, pašnekėti. Tai jie kalbės žemaitiškai, Jūs rašykit kaip Jums taip, ar Jūs suprantat, ką jie šneka, ar Jums priimtina, kad būtų kalba žemaitiška šitam interviu. Ačiū visiems, kurie žiūrėsit, kurie po to žiūrėsit įrašą. Gerai, tai kuo Jūs gyvenat šiuo laikotarpiu, kas Jums rūpi? Kadangi aš dabar esu 12 ir jau yra laiks kaip rinktis kelią, nors iš tikrųjų mes vis gyvenim renkamės kelią, bet dabar ir tas, kad dar gali rinktis studijas, vis tus dalykus, tai dabar man aktualiausia yra išgirsti savo širdį, kur ir man kels, kad aš nešvaistyčiau savo laiką, ten, kur man rodo protas, ten, kur man rodo išorės įtakas, kad aš iš karto jau nuo pat jaunystės pradėčiau ton vidinės sielos gyvenimą gyventi ir savim realizuočiau. Tai iš tikrųjų, dabar ir lauku iš aplinkos, iš savo vidaus atsakymų ir pranešimų, tai tas man dabar yra svarbiausia. O aš tai einu savo sielos keliu ir džiaugus, kad einu savo sielos keliu. Seniau atrodė, kad irgi einu savo sielos keliu, bet tie laiks ir viskas parodo, kad atrodo nebuvo tas sielos kelias. Bet dabar suprantu, kad tas buvo tiesiog kaip praeits etapas sielos kelyje. Ir dabar į tas etapas, kur žydėjams laimė ir pilnatvė. Ja. Ką Jūs darote? Ar darot ką nors specialiai tam sąmoningumui kelti? Man tai pavyzdžiui pats veiksmingiausias dalykas yra sielos puslapė, ryto puslapė. Tai aš atsibundu ir kiekvieną rytą pradedu parašydam puslapį kažkokį tai savo minčių. Ir aš kilst kažkokį jau dienos pradžio kažkokį negatyvą, ar kažkas negera, ar kažkoks baimis. Ir aš vis laik pasikalbu su savim. Tai rytmetį privalau pradėti pokalbį su savim ir nusiraminim su savim. Tai man tai jeigu jau ryt puslapį neparašau, kažkaip lyg nebuvau to svarbaus susitikėm su savim dieną, tai man tai ir labai svarbu. Ir pastaruoju metu skaitau labai gerą knygą, tai ir kaip nebūti savimi, apie tai, ką protą perprogramuoti ir iš tikrųjų stebu savo būsenas ir labai veiksminga ir tiesiog jeigu jau užklump labai blog būsen, aš užsimerkiu ir galvoju, aš nesu ta būsen, aš esu virš tos būsenas, aš nesu ta situacijai, aš pasinaudoju situacijai savo tobulėjimu. Tai vėl galvoju, aš sąmonė, aš nuostabi, aš tyra, viskas ir iš tikrųjų gera. Vėl pasikel savo vis būseną, energiją ir vėl gera būn. Tai dabar tom pradėjau praktikuoti tiesiog užsimerkti ir prisiminti, kas aš iš tikrųjų esu. Ja. O aš tai būnu gamto ir koks klausimas buvo, nebeatsimenu. Ar Jūs darot kažką, kad Jūsų sąmoningumas augtų, tam sąmoningumo kūrimui? Seniau labai daug gilinausi religijos visokiais, su Jehovos liudytojais Bibliją studijuodavau, ten man sesuo Krišnaitė yra, į krikščionybę gilinausi, šiaip labai daug knygas perskaitęs, gilinausi į visko, meditacijas visokiais taip toliau. Ir dabar atėjo toks momentas, kad atrodo niek nebrėk, viskas išvidaus tiesiog. Nebrėk jokių knygų, nebrėk nieko, tiesiog atsikeli, dara tom, ko nori svarbiausia, ir nedara to, ko nenori. Ir viskas atrodo tiesiog suvokimą išvidaus, nebrėk iš išorės kažko. Jo, ir aš irgi pastebėjau, kad
jeigu tu dara kas patink ir atsakymą pradeda dėti, nes tu automatiškai esi aukštesnės būsens, o su aukštesnį būsen tu gauni daugiau informacijos. O kad eini prieš savim, išdaviniai savim, ir vis tiek nori atsakym gauti, nu tu įtarps erdvį ir tu nebesusisieksi to atsakym. Tai toks pastebėjimas. O tas atsakymas, ką noriu daryti, taip, kaip jūs vadinat savo, kaip jūs tai atpažįstat savyje? Ar tai yra tam tikras jausmas, ar kūno pojūtis, ar ir tai, kaip jūs žinot, kad šitą noriu daryti? Gal pagal tai, ar maniam tai skatin pasitikti dainų su entuzijazmu ar ne. Jeigu aš jau, taip atsidūstu, prieš tom darom, tai vadins, aš šiek tiek turiu versti savim, bet jeigu nerek versti, jeigu entuzijazmas gimsta, jeigu energija gimsta, jeigu tu nori ir laiką tam neskaičiuoji, čia irgi labai geras pasitikrinimas. Jeigu tu kažko dara, tam tikrai neskirs ilgiau negu 3 valandų mongailas laiką, tai tikrai ne tau darys. Bet jeigu jau nebeegzistom laiks, tad, kad tu ton dara, tai tad, man atrodo, tikrai jau, tavo veikla, jeigu tu už laiką jau ribų atsidurs ant, tai aš taip atpažįstu. Taip. O tu? Tiesiog irgi būtum laimingas kiekvieną akimirką. Ir kad, daratom, kas patinka, nereik versijas daryti. Tiesiog nori. Atsikėm, padaryt vis dieną dara, atrodo, teik daug padara. Ir jeigu tas dalyks tau nepatik, tau neteik džiaugsmą, atrodyt, kad tu teik daug darė, o neteik daug padarė. O dabar dieną praėjom, kiek daug padariau, čia ten padariau. Kokiom veiklom jūs užsiėmat? Galbūt kažkoks hobis, galbūt ta tarnystė gali būti atlygintina, neatlygintina, bet visokia, kokia jūsų tarnystė pasauliui? Tai aš, iš tikrųjų labai aktyvi kaip moksleivis laik būdavau, tik dabar truputėlį atsitraukiau nuo išorinių veiklų, nes pajaučiau šauksmą, kad labiau vidiniam pasaulyje aš turiu dabar ko veikti, negu vis laiką išorėje barstyti savim. Ir, daugiausia tai džiaugsmo man suteik kūryba visokių man formų ir siuvinėti labai patink, tapyti neseniai pradėjau labai patink, rašyti labai patink, aš ką rašau, tada tai man vis laiks pranyksta, aš tiesiog veinu įpu, įžiūriu, laikrodis jau vis valandą apsisuks, aš net nemačiau, net nežinau, kvepavau, nežinau, kas vyka aplinkų, tai būtent ta kūryba, kad savaim, ne kad prisiverst, ko čia reikia padaryti, bet kad savaim tek tai, man tai aukščiausia akimirks ir galvoju, netgi tikslus toks taip gyventi, kad kiekvieną dieną atsibundi ir tu teki, o ne kad verti per prievartą savim tekėti per akmenis, braunys atsistojus, bet teki kaip toks rauniuk, tai man netoks, toks svajonė, kad toik veiklą pasirinkti. Kur taip jaustumės? Jo, atrasti. Štai tiesiog šveit. Tiesiog visi žmonės, katrai su manim bendraut, sako, kad iš manęs tiesiog jam pozityvę energiją, katrą valandą jauti. Ir šiaip, visuomeninį veiklą užsiėmai, su verslu, plungi smulkiai verslą, vien jau dabar atsistatydinau, kiek projektų visą Žemaitiją sugalvojau, noriu vis Žemaitį žmonės suvienyti, kaip seniau, kad būdavom vieningi. Tai tiesiog visuomeninį veiklą ir nors padėti kitiems ton savo šviesą, gauti iš aukščiau, tiesiog perteikti visuomenę. Ir rodyti, kad mes labai gražių šaliai gyvenam, kad mes gerai gyvenam, tik tas mes kartais daug ko nematom. Man irgi asocijuojas tą veiklą, kada turėtų būti pagalba kitiem. Nes jeigu tu dara tik savo, nikuomet nejaus tos pilnatis ar prasmės, pasidara savo, žiūri ton savo vienas pats džiaugys, tai ne tai yra. Tu, kas sukuri, į ką matą, ką kitam persidau tas džiaugsmus, kurį tu jautė, tai visai kas kit, nes tai kaip grandėn nutek. O jeigu tu tom grandėn savį užsuki, užsireiti savim ir nebėra kur tekėti, tai ne tas kels, man atrodo, vis tiek. Mes esam vidiniam pasaulyje, bet vis tik iš mūsų to vidinį išorį tor skverbtais tas gėris, o ne tik vis laik savo pasiliekti. Taip atrodo. Taip, gražu. Ką jūs galėtumėt papasakoti žmonėms, kurie man užduoda tokį klausimą? Kaip atpažinti antrą pusę? Kad su tuo žmogum eiti gyvenimo keliu. Tai čia to papasakoti. Aš galiu papasakoti, kad jau gan senu, kad dirbu su mintiais gali savo.
Ir buvau apsirašęs savo moters idealą. Kokius 3-4 lapus prirašiau, kaip man moteris, kaip elgtis, su ko bendrauti, ką atrodyti, kokius būdus savybės turėti, kaip su vakas elgtis. 3-4 lapus prisirašiau ir tiesiog laukiau. Žinau, kad atės, tiesiog buvau įsitikinęs. Ir buvo tokia situacija, kada manim pakvietė su viceministru Giedriu Surpliu į viešą diskusiją, kalbėtis, bendrauti. Ir vakarį klausiu, ten vieni iš organizatorių, sakau, kas dalyvavo, sakau, paskaityk Facebook, ėjau Facebook ir skaitau post, kur renginių moderatorių, skaitau Agnes Taupelytis, skaitau ir man toks stiprus jausmas atėjo, kad net sutraukė mane munkidės, aš pradėjau šaukti, žmona! Ir dar buvau pas tėvų, iškart nuėjau, mama, sakau, mami, žinau, kas bus man žmona, ir tu bus liudininkė, kad ir paliudys, kad aš tau iškart tik pamatys per Facebooką, per telefoną, kad čia ir man žmona. Iškart savo geriausią draugę astrologiją paskambinau. Sakau, tu bus irgi liudininkė, kad čia bus man žmona, žinai. Tai visi jaukės man tėčio paskiau, ko čia bus išneiks, nebesavaikė, ko čia prisigalvoja, žinoma. Tai tokia ir istorija, tiesiog pajaust. Ir žinoma tiksliai, kokia ta moteris turbūt vėl. Man tai istorija gan kitokia, aš nikuomet nekūriau, koks tiksliai turi būti, aš leidau įmins pačiam tam vyro atėti. Tai aš atsimenu, irgi mes buvom tokio stovyklo, su tai labai gera draugė Agnė Varnauskaitė, mes sėdėjom ir sakom, padarykim ritualą, taip susikibom rankom, užsimerkėm, koks jausmas to vyro, taip abstrakčiai, ne tai, kad toks blakstienas, tokiai plauka, tokiai raumens, bet koks jausmas, kad ta sielų jungtis, kad toks palaikyms, taip iš kurons ateina ir aš toks matau miškus, laužus, toks vyras siluetas, toks stipraus vyriškas, bet niek daugiau tiesiog tokį. Ir jaukimės, kad aš prisiprašiau iš miškų vyrų, nes labai miškus mėgst būti. Nes iš tikrųjų aš nikuomet nekūriau taip specialiai, koks mums turėjo būti, bet taip leidau atėti, atrodo, atvest to, kaip man labiausiai reikės. Ir iš tikrųjų aš taip padariau tą ritualą, aš irgi pasirašiau, paprašiau, ko aš pamačiau, pat kaip vizijas toks. Ir tas buvo spalio mėnesį lygiai prieš metus. Ir aš palikau ramybę ir aš tiesą sakant to vyr, nei norėjau, nei laukiau ir uns atėjo. Nes aš tiesiog posmetę buvau praėję, aš jau taip buvau pats su savim laiminga. Grinai tas moments ir paskui Egidijos klausiau, tu man steikiau laukia tų momentų. Vis tik tu pats su savim labiausiai buvo laimingas. Ir kad tu esi su savim labiausiai laimingas, tai tada yra ten tas kits, nes tu iš gausos pritrauki. Ar ne? Neištrūkoma iš gausos. Ne viens iš mūsų negalvoja, kad reik mergins man, reik kažko, reik vyrą. Tiesiog tai gerai jautimės, kad viens kiek pritraukiam, ta vibracija gal sutap. Ir taip pritraukiam viens kiek. Aš irgi visiškai nesitikėjau, aš kadangi kontroliuoju gana mėgstu, aš buvau suplanavus 24 ir ne anksčiau. Bet atei, daug anksčiau atei man vyras. Ir tikriausiai taip turėjo būti. Tai, o ką pat pažinti? O gal tiesiog vėl paversti, ar ne? Ne, pavertus blogai rodys. Atsiprašom, čia teko prijungti, nes išsikraudinėja. O pavyzdžiui, pats, tarkim, jausmas, aš gal žodžiais nepasakyčiau, bet, tiesiog jausi. Nėra gal, aš tai žodžiais neapibūdinčiau, bet, tu padėk man, ar tu apibūdinčiau. Man irgi žodžiais trūks. Tiesiog atrodo, kad iki susipykstam, kad iki blogo moment buvo, atrodo, vis tiek neįsivaizduojam su kitom žmogum savo ateityje. Arba ypatinga, ta sielos draugystė iškel daug šešėlių, daug egoizmo tavie ir jau atrodo teikiai viskas bloga, bet ta kažkokia dalis tavie vis tiek sak, kad tai atvesiruoju, būtent tuo perėjams atvesiruoju, pažiūrėjau, su kiek žmogum, kai ir negera, baigt santyks, viskas už ten, o kai yra tas žmogus, į kai bloga, vis tiek jausmus, kad tai tik tavim tobulin, būtent toks yra jausmus, kad
nu tu nenori trauktis, nu to blogom, kuris vyks, nu tas blogom, tai pamokas. Nori, bet nevaja. Nu. Vis tiek, atsirand kits nors. Nu, tai. Kaip jūs įvardinat, dėl ko jūs esat kartu? Tu pradėk. Dėl ko? Nu tiesiog, kad išsidirbtų savo traumas ir sukurt šeimą, būti kartu laimingiems. Kad kartu galėtumėm įveikti tas gyvenimo sunkumus. Jeigu mes jau savo sunkumus išsispręsim, tai jau kiti sunkumai nebebus tokie baisūs, kaip sakau. Jei tu tvirtą sąjungą, tvirtą ryšį sukūrus, tada lengviau per gyvenimą. Kad griūni, jau kits padeda atskelti, kits griūni, kits padeda atskelti. Aš tai tikiu to dieviškas poros idealų, kad pats, kaip sakė, išsidirbi, pats tam meilį ir tam tą šviesą pasaulio. Tai aš irgi galvoju, kad tas sutikėms to žmogaus ir pati duovan iš visatos, kurią mes gaunam, kad pastiprinė mums dar labiau šveisti. Tai aš galvoju, irgi nėra žodė apibūdinti, dėl ko esam kartu, atrodo dėl to, kad dar spindėtume labiau, nežinau net kaip iš tikrųjų žodžiais apibūdinti, bet tikrai aš tai nepasakyčiau paprasta, kad tiesiog būt linksmiau gyventi, ne dėl to, kad nebūt vienam, nes vienam mes puvėjom nerealią laiką praleidam tikrą, gal tam ir esmė, kad svarbu su savim atrasti toj darną, labai gera, kad būt su savim ir tada tu pritraukti toj pat save mylinti ir tada nėra kažkokių didelių problemų, jeigu tu iš trūkumą eini, kad man vienam neįdomi ir žmogaus, su kuriuo palinksmint mane, tai kažką atrodo, tada neaišku, kaip, bet mums taip nebuvo, kad iš trūkumą tada. Ką darot, kai būna sunku tarpusavyje? Kaip padedat vienas kitam savo pereiti per tai? Aš galiu pasakyti. Pirmins, medžiūros, grina. Pažiūrėjau vakar buvau, kad bieški toks pyktis gal iškėl kažkoks, a ne pyktis, tiesiog kažkokia neigiama emocija. Ir pirmą mėginau aiškuoti problemas Agnė. Bet paskiau apsisuko ir pradėjau save aiškuoti. Atrodo, radau sprendimą ir nebeliko to. Ta prasme, savie suradau, kas iš tikrųjų yra. Jeigu kitam visai mėginai aiškuoti, tai nerasi. O aš tai labai irgi nuostabų dalykų pastebėjau, kad visi negerumą, kurie kilst ir reakcijas, tai yra pasąmonėlių programų produktą. Ir aš dabar visuomet, mano ryt bus tai sąsiuvinys rašyms ir išsigelbėjams, tarkim, jau iškel kažkokia situacija ir aš jau jaut, ką man kaist, viskas ir aktikau ledek, nes man labai liepsnuojant emocijas ir aš galvoju, čia grina jau man pasąmoniškai, autopilotų vyks tos emocijas. Ir aš gerai galvoju, pasirašau, man autopilotas sako. Ir aš pasirašau, ko он sako, dabar aš nusisoks nuo net nepaliesa, nuo rodys, kad es nepasiekiama, kad jis nusipelno to. Aš tiek, man autopilotas tiek sako. Aš dabar gerai, Augustų net nežinau. Bet iš tikrųjų, man autopilotas tiek sako. Ir aš taip grina pasižiūriu, kaip apgailėtina, kaip gerai, kad aš galiu iš šon pamatyti, ko man program sako. Ir tad gerai, aš galvoju, dabar kaip pastraip, man sąmoningas protas sako. Nusiraminti, nusileisti ir kit sprendims. Aš galiu visiškai kitaip elgtis. Aš noriu kitokį tapti, aš nenoriu būti tas suerzus bob, kuri pastovė dega ir plak. Aš noriu kitokį būti. Ir galvoju, man sąmoningas protas jau dėliojo visai kitokį sprendimą. Nes mes čia turėjom vieną susitikti, kad buvom tokie apsipyknu ir man tas program jau sakė, kad ons tik ateis, aš nusisoks, net nesišnekės, tegu vienas pats įsėda ateis pas man. Bet sąmoningas protas sako, kad priimčiau tą, kad visai kitaip su meilė išklausyti, su meilė pažiūrėti, su meilė tom problemą išspręsti. Ir iš tikrųjų reikia biškvalis pastangų, nes automatinis protas tai ką pušsuks, o tom taip turi sustoti, ir tada, ir elgys pagal sąmoningą tom savo protą ir taip iš tikrųjų galvoju geras, pavyks kitiem padaryti ir žiūri, kad ta problema nebuvo tokį superein, kur tas autopilotas įjung, užtenka tau, kaip vienžodį pasakyti, man autopilotas užsisukiau tokį ugnį, bet jeigu sustoji sąmoningą pažiūri, tai niek nebuvo, tai grina visuomet pažiūrėti iš savimi į savo dvi tas pus,
koks aš noriu būti, į koks autopilots dabar ir įjungti manim, tai va čia ir man patariams. Tai sužinoja naujienų dar. Ar yra dar kažkas, vat, ką jūs darot, kai, nežinau, kai vat, konfliktas, supykstat, skirtingai atrodo jums? Yra dar kažkokių įrankių, kuriuos naudojat, kaip savo padėti ir viens kitam padėti? Svarbiausia, manau, išlikti ramiam. Ta prasme, neužsidėk, nes kai užsidėk gali pasakyti ar padaryti kažkam blogo. Tiesiog ramiau šnekėtis ir išsišnekėti, ko atviresniam būti. Atviroms iš tikrųjų, kozeris tai yra santykius, manau. Gerų santykius, geras kozeris. Bet pavyzdžiui, tavo patariams neužsidėkti, man labai netikt, nes aš tokia susidegu, aš visko, jeigu veiklą darau, užsideg, jeigu mylu, užsideg, jeigu nekent, užsideg, man viskas jam su ugnim iš tikrųjų ir man nepavyks neužsidegti. Tai ko daryti ugningam žmogau, savo ugnį kitur paliesti. Aš iš tikrųjų tada kitko kažko jamus, ar aš jam pabėgioti, ar paskaityti, iš tikrųjų, aš jaut, kad aš savim turiu, nežmonišką suvaržyti, kad man ta ugnis neišsiveš, tai kažkur kitur palėdų žaibelis savo. ir tad tiek nusiramini ir iš tikrųjų gal visuomet prisiminti, dėl ko su to žmogum išvis tau santykė prasidėjai. Kad ir vis labai gražių tikslų su tom žmogum ir ar tu leis kažkokiam vienam įvykiau sugriauti vis tau svajojant. Ne. Mes, pažiūrėjau, mes taip susitikom tais gražius jausmus, jautėme dabar kažkoks viens daigėlis, pikžuolis dabar privers nutraukti svajojantis įgyvendinim, tai galvoju, jau ne. Taip, gal to užsispyrim reik prieš tom situacijai. Ir dar trets dalyks, tai prisiminti, kad mes esam virš tų situacijų, kurios vykst. Ir tos konfliktą, anei mums įsiuntėm, kad jūs patobulėkit, jūs pasinaudokit konfliktų, kad pats užaugtumėt, o ne kad įsivelti tom konfliktui, kad persuktais tam užburtam ratį. Tiesiog tokias, aš kartais galvoju, reikia pabūti blogos situacijos savanaudžių ir išnaudoti situacijai, ko aš galiu išmokti, ko pasiimti, ko padaryti ir taip daug ramiau. Jeigu galvoju, kad aš esu tos situacijais vergs, nusižeminiau, palėndi po tos situacijais, tai tikrai gali labai žemus būsenas pakliūti, čia jau iš patirties. Ar būna taip, kad vienas kitam kažkaip padeda, tai, irgi pereiti per tą pakilusių skausmą kažkokį, kuris taip reiškiasi, ugnim, kažkokį nesąmoningumą? Aš stengiuos, rodyti vis tiek mėlį, kada jūs susipykstam, būti geras, paglostyti, kad rašyti, pajaukoti. Kartais tai jau kada labiau sunervina. Tiesiog, nerezonuoti su negatyvu, o skleisti pozityvų gal. Nes jeigu surezonuosi, įsižeisi, ego iš karto subujos ir tada didžiausias pyktis prasideda. Jeigu mes abu būtumėm ugningi, aš tai vundovės, anai ugnis. Jeigu abu būtumėm ugnis, tai mes būtumėm sudegę. Nes anai ugnis aš užgesinu, anai užsideg, aš užgesinu. Kartais aš užsideg, nes irgi aš gavau. Neužsideg, tu nuviesti visai naudose, kažkaip. Tai gera, tas toks pasipildėms viens kiek. Mes žinom, kad mūsų mon stiprybės į tai, ko uns nelaba tur, o ano stiprybės į tai, ko aš nelaba turi, mes vis laik galim duoti viens kitam. Grina tos ramybės ir šalt prot man dažnai pritrūks. Taip, kad ne per emociją pažiūrėti, tai vis laik taip. Padėt man, kad pavyzdys būna ir tas taip. Dar atrodo, kad padėt savo porą, arba kad tau partneris tau padėt, tai partnerį dar kitą pažiūri. Pažiūri, kad tai ir ne tik tai sunkumą, bet uns įgelbėtos į tau, ne tik tu vis laik įsidirbiniai, ne tik gražmėjai, bet uns tau padėt pačias tavim sutvarkyti, pačias tau svajojant įgyvendinti, tai irgi taip. Dar kitą plėdį santykius pažiūrėti. Mes vieni kitiem labai reikalingi. Ko jūs mokotės šiuo laikotarpiu? Ko trokštat išmokti, ar ko mokotės? Ar santykius? Ar gyvenimą? Tiesiog kaip, ką jums reiškia tas mokymasis. Tai gali būti per visus lygmenis. Ir santykius, ir gyvenimas su savimi. Santykius tai mokaus santykių.
Nes, nu, iš tikrųjų, vat, kadangi atsirado, tai parodė, kokia iš tikrųjų moteris turėtų būti. Kokia švelni, kokia sąmoninga, kokia tyra ir nesugadinta iš tikrųjų. Tai vat, man reikia išmokti, irgi, nu, aš jau biškį esu vyresnis, visko gyvenime ir buvim, ir nu, atrodo, reikia išmokti būti geresniam. Nu, tiesiog būti geresnį turiu aš. Ir, nu, tas pabiškį pavyksta. Kartas išlenda velniuką, bet... Aš tai mokausi savo keliu eiti. Nebedaryti tuo, kuo tiesiog visi siūlai visiems sakyti taip. Vat aš vis laik būdavo tas žmogus, kuris iš užsidegėm viskam sak taip, net nekreipdams, ar aš to noriu. Nu, pasiūlė, ar man svarbu įleipti savo per galvą, iš tikrųjų man toks būdavo. Ir dabar ypatinga gal, kad Egidijus pradėjo savo sielos keliu, dar vėliau papasakos apie tą Žemaitijos vienijimų projektą. Tai aš ką žiūriu, koks jums laimingas ir skraidant į sielos keliu, nu, aš matau, kad tai ir įmanoma. Kad aš, tarkim, turiu dar kai kurių veiklų, kur dar, tenka labai save motyvuoti ir aš galvoju, ar tai ir tas gyvenimas, kad tu per prievartą save motyvuoji kažkom padaryti. Ne, turi pati pavyzdys, kad tu jau atsikėlsi, jau išskrendi, daryti to, ko tu nori, tai aš dabar mokaus, širdį išgirsti, nebeprot, vis laik, kuris sako, dabar tau čia trūks, dabar tu čia patobulėk, o širdį, kuris sako, kad tau net nereiks tų tokių pastangų, kurios tavim versteis per galvą ir tokių, laimes neatneš vis tiek, o vat atsidurti tam keliui, kur tau savaim tos pastangos jas, nes tu teik norės čia būti, tai, aš to mokaus dabar vat širdį išgirsti konkrečiai. Sakei, nors dar apie projektą papasakoti. Ne, čia. Pasakau. Prie santyk negalvoti. Kokį jūs savo radė atsakymą? Yra prasmė žmogui eiti kartu partnerystėje, šeimoje, dviese keliauti tuo keliu, o ne po vieną? Kokia yra to? Aš visai galvoju, kad iš tikrųjų tų santykius, ypatingai jeigu tai yra sąmoningi, abu žmonės sąmoningi ir tas, sako, šešėlin sąmoningom postai, tad, kad, iš tikrųjų išlenti į dalyką tos programos, kur tu nenori matyti ir ką abiejim pradeda lysti ir į tada žiūri ir atrodo, kad jau iš tikrųjų vos ne prie skyrybų prots kveit, nes žiūri, kad, labai sunkiai jau daros, bet būtent tas vis laik man mintį buvo, jeigu aš išsiskirčiau ir mes po vien tobulėtumėm, mes pasirinktumėm lengvą ir tokį buką gal kelią, mes pačios pagrindinis pamokos atsisakytumėm, tai koks tobulėms, kad tu pačios pagrindinis pamokos atsisaka, nes santykė vis tau pamoks daug pagrindinis meilis, atjautos supratimą, visų tų dalykų, tai ko tu atsisaka meilis, atjautėm pamokų, supratė pamokų, tai ko tu viens mokysis. Tada tu mokysi atjausti augalus, medžius, gyvūnus, mylėti mamą, tėtę, aišku, visuomet bus, bet tas santykiai, tai, tos pamoks toks sodresnis ir tikresnis ir prasmingesnis netgi ir užtikma tą rezultatą, nes jeigu tau jau ton vėjim pavyks iš tikrųjų širdim atjauti žmogų, prie meilis sugrįžti, ton ego nugesinti, iškart jauti, kaip santykė nusispalvin, o jeigu nebūtų, kažką pats tas tobulėms. Iš tikrųjų, aš galvoju, kad kiekvienam žmogui, jeigu jau yra atsiūstas partneris, tai sonu to ir vyk tobulėms, o jeigu žmogų partnerį neatsiūn, tai tada uns viens to tobulėt. Tiesiog taip paprasta. Kaip atsiūnti, taip apie to ir būt vadins. Aš taip galvoju. Man tai pirmoji mintis buvo, what doesn't kill you makes you stronger. Ir, kartą anont, iškils sunkom, atrodo, kartas viens pats būčio, niks nezysti jos, arba nebūtų nieko bloga. Bet kortas nuves. Ir aš manau, tiesiog, kad susipažįsti, bendraujant turi viens kitą pažinti, suprasti ir priimti tom žmogus. Ir kad tu priėmi, manau, savim, tada priėmi kitą žmogų. Arba pavyzdžiui, jeigu kiek nepriėmi, iškart gali pažinti, kad sais nelabai priėmi. Arba kitam
kažkas erzina, iškart gali savim, va tau į toks veidrodis, tau partneris į veidrodis čia pastatyts, nu va teko. Nes, ką pažiūrės be partnerį, nu tau parodė taip situacijas, ko tau reikia nuveikti gyvenim, ko išsidirbti, bet ką partneris ir tai tu nepabėgs nuo to veidrodį, tau, nu pats partneris savo buvim rod, ko tu turi su savim veikti. Tai aš sakyčiau, toks kaip katalizatorius pastiprinams visko, ypatingai jeigu žmogus, nu tikrai pasiryžs, nu aš noriu gyventi cielos gyvenimą, noriu džiaugsmingą gyvenimą, noriu vidinį gyvenimą, ne šiaip blaškytis po pasaulį. Tai, nu tikra, bet būtent tas ryžtas, gal sakyčiau, vis sunkumus irgi padeda veikti. Nu, aš pat pasirinkau gyventi svajonių gyvenimą, tai kaip aš dabar, jeigu atei man padėti svajonių gyvenimą žmogus, ar aš dabar atsakys padėti savo į svajonių gyvenimą. Nu, ne. Yra dar kažkas, ką jūs norit papasakoti? Kad nėra tai viskas gera, lengva ir paprasta, kaip rodo filmus, paveiksliukais ir taip toliau. Aš tai iš savo pusės, kas man labiausia padeda, tai priimti ir pasitikėti visai. O aš to mokaus ir man to visą laiką kartuoju gydės, ką aš jau uragan kelu, pasitikėk, viskas bus gerai. Pažiūrėjau, kai mes pradėjom bendrauti, tai aš labai bijojau, kad Ana gal nežiūrėsi manim, ar ką buvom dar nepažįstami. Ir atrodo, būčiau numėjęs, jeigu būtų nedraugavęs su manim. Ir buvo jau tokia situacija, kad jau sunki situacija atrodo. Ir aš tiesiog, pasitikiu, ką bus, tai bus ir tas pasitikėjimas tokį ramybę duodu. Ir už karto automatiškai aš į santykius ramesnių protų, kitaip išneki, kitaip bendraujam. O būdams neramus, tu gali netam pasakyti ar padaryti. O kad ramybė ir tiesiog iš ramybės įkalbina. Jeigu skon taip realiai, neemocinga, kažkur ten užsidegys. Bet tiesiog žiūri, kas yra, ką spręsti gal. Ieškoti sprendimas tai. O aš galėčiau irgi pridėti prie tų tobulų porų paveiksliukų, kad aš irgi, labai tikėdavau, sutinks tiems partnerį ir tu tikra turi skraidyti, turi ekstaziją būti, tokiam vis laik malonum ir net galvoju, Jėzau, mes tai neskraidom, tai viskas, skirkimės, nes mes neskraidom, o jeigu ruod, ką reikia skraidyti, tai iš tikrųjų tas irgi labai prisideda ir irgi man patariams būti žiūrėti savo poros unikalom, suvokti, kad jūs esate keli į rojų ir tas rojus tikrai atės, kad viskas bus gera. O jeigu pradėt lyginti su porom, kurios jau 10 metų visko neišsidirbus, čia aš taip darau. Pažiūrėt tuos lektorius ir galvoju, kodėl mes nesam, kodėl nesam, o mes pos metų draugam, o ne 10 metų. Ir aš tai nekreipdėmėsi to, aš tai žiūriu, kad ką panė atrodo, ir tas lyginiams tikrai toks, bjaurus ir dalyks ir reikėtų vis laik gal lyginti savo, kaip seniau atviri buvom, kaip dabar esame pasidžiaugti, o ne tai, kaip kiti jau atviri, o mes dar nesam. Tai ir man tas irgi, tų tobulų porų paveiksliuks iš tikrųjų, atimdavo motivaciją netgi, ne tai, kai įkvėpdavo, bet atimdavo, o kodėl mes tokie nesam, tai būsim. Vis to skirtingų tom kelią, kai jam iki to. Tai patariams nežiūrėkti kitus, žiūrėkti savo. Į savo augimą. Jo. Asmeninį ir poros. O kaip jūs susitikot ir kas vyko jūsų viduje, kai susitikot? Aš gal pasakysiu iš savo, nes man tai buvo, kadangi pajutau tokį stiprų jausmą, visatas net niekad nepajaust. Aš jau buvau įsitikinęs, kad man žmonai, aš galvoju, ar čia proto sukurta iliuzija, ar čia iš tikrųjų dieviški jausmai ir man partneriai. Tai mes per tą viešą diskusiją, aš jau tik pamačiau, žiūriu, man mergina, žmona jau. O aš tai, aš tos dėjas sėdavęs. O nedaryti, ir aš dar varas buvau, aš savo gėmis, varas toks sėnis atrodžiau. Tai aš jau žinojau, buvau knygą paėmis, apie sąmoningom Violetos Petraitienės visatos ir savęs pažinimo link, galvoju, čia bus testas. Jeigu ant skaitysena patiks tą knygą, Ana bus man žmona. Tai padovanojau per tą renginį. Egzaminą man prasidėjo pirmas pažinimas. Jo, ir vis kiekvieną kartą susitinkant, aš vis sėdėdavau, žiūrėdavau, galvoju, čia man svajonė, o Ana niek neskydavo. Tai niek neskydavo, ir sakau, tiek įdomiai buvo viskas. Aš tai atsimenu, kad buvau į pirmą susitikimą kažkaip
Aš, kadangi tokia pilnatvė gyvenau, aš garantuot balkomo tikrai, neregdava juk žmogaus kažkon, kamon dautom, tai aš net negalvojau, kad čia bus, tiesiog galvojau, kaip įdomi, tuok samoningai žmogus visai artai gyventa, pačiam miestą, atrodo, plungiai jau visi ir, išvažiavę daugumą žmonių ir dažniausiai arba, jaunims, kurie mokykloje, arba senims jau tiek daugiau. Tai galvoju, jau čia neįmanom, kad aš plungiai sutikčiau, aš tik studijos, tesitekstant savo ir tai aš šitiek paprastą žiūrėjau, bet tai galvoju, kaip įdomi toks samoningas į tai kartai, kaip čia tiek ir tiek. Bet taip lengvų požiūrį, taip galvos dėliuojas ir aš atsimenu ton akimirką, kada mes buvom labirintus ir tu kažkaip pradėjai savo toj kalbą kalbėti. Taip vyriškai savo kalbą. Ir mes taip apsikabėm buvom ir tą sano balsą, aš taip, čia mon vyrbals taip skomis, nes aš ton prieš metus laiką gongus buvau girdėjęs kažkokį vyrišką ir aš taip per gongus gird, kad mon vyrs taip kalbės, mon tokį viziją. Ir vėl tas po metų atsitinka, kad aš gird, kad šitas balsas, tokie žodžiai, kažkokias mistinės patyrimas, atrodo, kad va čia tas, ir taip atrodo, tu jausmų nepaaiškins, nes, nesumaišys, tu esi su žmogum, kuris yra tavo partneris, kažko išsidirbėjai, tu yra gera, bet gal nejautų tokių, kurios nieko nesumaišys, aš galvoju. Būtent tas su nieko nesumaišys to jausmą. Tai taip, o tų sunkom, tai tikrai mes čia atvažiuodami šnekėjomės, nevaidinsiam, kad ir, iš tikrųjų idealė, nes, kas antrą dėn būna idealė, o kas antrą dėn būna košmariška. Nes mes augam dabar, pats į tas augėm, pats į suvenkit susidarbėm laikotarps ir jeigu esi pasiryžęs to keliu ir eini. Ir kaip jūs irgi prieš pokalbį sakėt, tas sąmoningoms tas bankas subtilesnis padaryti, tai kol priešinys tam augimo, viens kiek priėmimo, tai ir esi arba labai aukšta, arba krenti, bet kad priėm, čia įkels tiek, turbūt, aš vis laik savo kartuoju, tai ved monėm į mon svajonės, tai ved monėm į mon svajonių monėm, kaip aš atrodys, tai ved į svajonių santyks, tai ved netgi į savirealizaciją. Atėjus anam, aš netgi savo vis gyvenėm kryptį pakeičiau, aš irgi maniau, kad esi ekonomik, politik, ten bus, žodžiu, moteriška, kaip suplaktum, žodžiu. O visiškai aš atsivėriau, aš sušvelnėjau, pradėjau kitokių dalykų gyvenime ieškoti ir atrodo, kaip santykė gal daryti įtaką, tavo savirealizaciją, o pasirodo labai didelį įtaką dar ir, tai santykė visur dar įtaką. Tik taip gal atrodo, kad čia tik šeima, į tą šeimą trečdalis tavo gyvenime, iš tikrųjų tai viskas. Vis tą įpagrins, kaip tu iš santykių, kaip tu užaugi, tu taip eini ir į darbą, koks tu esi užaugęs subrėns, taip eini ir į draugus, koks esi užaugęs subrėns ir pačio šeimo, tai labai daug duoti į santykį. Tai taip karts, jeigu į sunkia, tai taip aš pagalvoju, kad čia būtų mano silpnavališkoms, jeigu aš paleščiau, nes čia į dovaną. Ir ta dovana į tuokį dėdėlį, kad reikalavom net stiprybės mano. Nes, gauti lengvas dovanas, tai nereikalavimas, bet jie tu nori, stebuklingi gyvenim gyventi, tai turi pats veikti, iš tikrųjų, neturi tiek jau tikėtis, kad viskas taip sukris, pačiam nepajudinus to vidėjimį paviršti, kaip sakant, ne iš išorės tai iškoti, bet, vidėjimį daug reiktų pastangų per save. Kas pradėjo vykti jūsų gyvenime, kai jūs pradėjot kartu būti? Pokyčiai. Iš tikrųjų, tai pati pradžia, aš esu skaičius apie liepsnos dvynius, tai kad pirmiausia, tai buvo medaus mėnuo, o paskiau jau išsidirbimą, jau ta blogesnė dalis. Tai iš tikrųjų, aš atsimenu, mes net tapytą pradėjom, ko niekuomet gyvenime darydavom, tai net talentą atrodo atsivėrimės, man su gimtadienį toj gražiai paveikla, aš pradėjau, iš tikrųjų tapyms atrodo turėtum mokėti, o mes negyvenim, nepiešiau iš karto, piešti pradėjom ir gražiai, netgi. Eilėraščius rašyti pradėjau. Tai aš irgi savo ton sielos iškojom puslapį, kuriau susapnavau, jau sanau bendraudam, kad man reikia rašyti. Iš tikrųjų pradeda talentą vertais, tu viens kitam išrezonuoji to, ko pats viens nesatradis. Tai nuostabi dalyką vyksta ir galbūt tas jau atėjom tas kits laikotarpis, kad vis arti viens prikėt, į vis spaudas, tai blog dalyką. Noras, ta šveis, kurį kiekvienam anuvalo laukas į viens paskėt, tai vis laik aš į tokį momentą prisimenu, kad tai mūsų talents padeda ištraukti.
ištraukdami tas Tomsonas, ištrauks mūsų talents, ištraukdami Tomsonas mūsų sėkmę, ištraukdami tas visas programas mums nukėlė, atvers, ko mes vein ne taip greitai atvertumėm. Vein, manau, viskom padarytumėm, bet ne taip greitai, dabar taip žaibiškai viskas vyks. Aš per tus puosį metų draugam jau tus 20 metų subrendus. Jau iš tikrųjų visai da kiti apžiūri viskom, tai, iš tikrųjų stebuklingi dalykai vyks, bet, kaip sakant, jeigu esi per silpnus stebuklams, tad kom padarys, bet, tarsi įsiimti noriu gyventi gerą, tai aš ir dirbu su savim, kad tom gėrį pritraukčiau. Ja. Man irgi pokytė prasidėjo. Visur. Visam kame. Toks gal dar didesnis nubudimas. Dar didesnį pilnatvę gal. Tiesiog. Sielas kelias atrodo, ko ėjau dėl kažko darydavau, dabar darau tiesiog iš noro daryti. Ir, čia toks esmėnis. Ir, išmokau šviesesnis, tyresnis, geresnis būti. Ne ką būdavo gal seniau. Nebūdavo kažkoks blogėtis, bet, ta prasme, vis gerin viskas, ta prasme. Gerin ir gerin. Kas vyko jūsų aplinkoje, kai jūs pradėjot būti kartu? Vyko kažkokie tai pokyčiai? Gal kažkokie žmonės atsirado, gal kažkokie atsitraukė, gal kažkas juose pradėjo vykti? Tiesiog. Ar pastebėjot? Iš tikrųjų, pavyzdžiui, iš draugų, tai kas artimiau bendraujam, tai sako, kad iš mūsų sklintų gera energija, tu šveisi, tai tas irgi tie atrodo, kartais gal net mes pats nematom, kiek gera tarp mūsų, kad kiti matom šveis, o mes užsirauk savo problemos, kas vien maž problemycių reikšminam, mes nebematom to šveisos į kažką, kad jeigu aplinko ta šveis iš mūsų kažkiek skledas, tai lyg ir, galvoju, iš tikrųjų ir gera, viskas, tai taip kažką, palengvė. O kad aplinko, tai kad kažkokių pokyčių kitų žmonės, tai iš tikrųjų dabar nežinau, ar galėčiau pasakyti. Aš taip galvoju, mano asmeniškai, gal pats gyvenimas žmonės keitės ir tada Ana atsirado. Ir, dar viskas iš tikrųjų, jau šiaip žiauriai keitas. Į žmonės, pažįstami ir taip toliau. Šiaip jau keitas. Bet taip laipsniškai, nes mes kiek 7 mėnesių, ne? Taip, pusę metų. Tai, laba maksimaliai. Šnekam, kad po 30. Jo. Ar pastebėjot, kad kas nors ar pasikeitė, gausoj? Idėjų gausoj, girdžiu, kūrybinė energija atsivėrė, ne? Galbūt kažkokios veiklos atsirado, galbūt tiesiog finansiškai kažkas pradėjo vykti, ar pastebėjot kokį nors pokytį irgi, kai jūs susijungėt kartu? Man vis laiką buvo pavyzdys, kaip būti laiminga ir šveisti gyvenimą. Tai aš nusprendžiau savo įmonę pristabdyti ir užsiimti kitą veiklą. Tai kitą tą veiklą. Tai iš proto veiklą perėti širdies. Jo. Man tai, tikriausia, ta kūrybinis jo ir pas manis, visuomet tos energijos buvo daug, bet jie atrodo, ypatinga, kad tu pradėjai sielos tau keliu, kad iš tikrųjų džiaugtais, to, kol darai, tai aš irgi taip galvoju, tai nėra irgi tik iš paveiksliok, taip ir pati pavyzdys į kažką irgi galvoju, tik motivacijai daryti to, ko aš iš tikrųjų noriu, nustoti lakstyti vis lakstyti, iškuoti išorė, kas manim patenkins, o vidaus susirasti ton atsakymą, kas taip ir geriausia. Ir gausos, tai iš tikrųjų idėjai, sakau, ir ta tapyba, ir rašyms pagausiai, iš tikrųjų, taip dar daugiau. Netgi mūsų tai pikčiuką visokiai, net nei man, pažiūrėjau, rašymo nuostabi terpė, bet kad išsispręsti vis tus dalykus. Ko norėtumėt palinkėti savo ir kitiems? Ne. Kantrybės. Ne tik kantrybės. Tiesiog vis laiką matyti žmogų toks, koks jis yra, o ne tokį, kokį jūs matot. Ta prasme, žiūrėti žmogų, koks jis yra, o ne kaip to matai, aišku, kitas sunkiai. Labai sunkiai, nes vis laiką mes matom pagal save, kokie patys esam. Įžvelgiam tom, kol mes tiesiog sugebam įžvelgti. Tai tiesiog plėsti savo sąmoningumą,
patirtis ir žiūrėti realiai, kai žmogų. Aš tai palinkėčiau labiausia mylėti savo gyvenimą. Nu, kad turi tokį šansą įvertinti tom gyvenimą, kažkaip kitą pasidaro. Nu, tos problemas lyg nusilenka, atrodo, kad mata tik problemą ir daugiau niek, tai ANVS tavim apgauba kiekvieną tą lastelį ir tu pats tam vakščiant problemą, vis gyvenims problemą, bet kad tu pažiūri, nu, koks tau gražus, koks gražus gyvenims dovanots, kokia graži galimybė, kad tu gali skleisti, žydėti, vat, kai esi moteris, galvoji, nu, kaip gera, ką aš esu moteris, teik tur galiu, kai esi vyrs, galvoji, kaip gera, aš esu vyrs, tur da kitokių galiu ir galvoji, galint išnaudoti, išreikšti, nu, vėl gaišt laik kažkokią problemą. Tai vat, man tai tą meilį gyvenimo vis laik motyvuon, meilį pačiam tam buvimu, ką aš turiu galimybę būti, sveika, laiminga, nu, aš tuos vis svajuojant jau anos, kaip knygo raš, jau vyk vantiniam lauk, anos jau ir te rekans pasiimt, viskas jau įduot reik tik pasiimt, gyvenims daug reik tik iš ano imt, tai, nu, vat, mylėti to gyvenimą ir tada čiupt visko pačiam daug, čiuptis daug ir sukteis tam to apie dalymas ir gavimą. Gerai, tai ačiū Jums labai. Ačiū Jums visiems, kurie su mumis buvot, kurie vėliau žiūrėsite. Ačiū, kad esat visi dėl visų, tiesie visų namuose jauku. Būkit laimingi, būkit palaiminti meilę. Sudėjau.